Lietuvos moterų krepšinio rinktinė tęsia pergalingą žygį atrankos varžybose į 2011 metų Europos čempionatą. Sekmadienį Algirdo Paulausko auklėtinis Kauno sporto halėje 95-78 nugalėjo vieną grupės favoričių Belgijos rinktinę ir iškovojo trečiąją pergalę iš eilės. Įpusėjus trečiajam kėliniui Belgės pirmavo 52-44, bet mūsiškė susiėmė ir po 30 minučių kovos rezultatas buvo lygus 61-61. Paskutinėme ketvirtyje lietuvaitės dvigubai pranoko varžovės. 10 minučių atkarpa buvo laimėta 34-17 ir iškovota įtikinama pergalė. Mūsų šalies nacionalinė komanda į priekį vedė 17 taškų pelniusi Aušra Bimbaitė. Agnė Abromaitė pridėjo 16, Eglė Šulčiūtė 15, Sandra Linkevičienė 13, Vaida Sipavičiūtė sąskaitoje 10 taškų. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad mes neturėjom jokios medžiagos apie Belgijų žaidimą. Todėl per pertrauką reikėjo viską kurti iš naujo, ką mes buvom susikūrę prieš rungtynes. Niekas nepasiteisino, aišku, mes maždaug buvom atspėję, kas bus, bet pasirodė, kad to buvo per maža. Reikėjo koreguoti gynybos veiksmus pirmoje eilėje, aišku, ir puolimas strigo. Iš vienos pusės buvo aštri gynyba, iš kitos pusės mes buvom neagresyvios labai. Galvoju, dar tas mūsų skraidimai, tie visi biškai mus taip užmigdė, ta pergalė galbūt trūko koncentracijos kažkokios, bet nenoriu tikrai merginų kaltinti. Čia yra žmoniški visokie faktoriai ir jos tikrai šaunolės, kovėsi iki paskutinio. Iš tikrųjų, Rubinėlį per pertrauką pašnekėjom, kad mes galim daugiau nei žaidžiam ir visos nebuvo patenkintos taip, kaip atrodėm pirmus 2 kėlinukus. Susikaupėm, išėjom, pasirodo galim. Tai labai džiugu, iš tikrųjų visos panos šiandien šauniai kovojo, atidavė savo visas jėgas ir mes labai patenkintos rezultatu. Sustabdėm Walters, manau, ir po to jos, aš manyčiau, pavargo. Mūsų vis tiek yra suolelis ilgesnis ir mes ir greitesnės, turbūt ir ištvermingesnės. Ir jos jautėsi, kad pavargo, o mes kai ėjome, tai ir nuėjom. O žiūrovai, tai noriu jiems iš tikrųjų labai padėkoti, nes salė šiandien taip skandavo Lietuva, kad mes, nežinau, kraujas užvirė tikriausiai. Tikrai ačiū Kaunui, ačiū visiems, kurie atvažiavo, nes buvo ir Vilniečiai, ir iš Alytaus, ir iš kur tik iš sporto mokyklų mačiau mergaičių, tai buvom sužavėtos, tikrai. Manau, kad šiandieną buvo daugiausiai žiūrovų iš visų 3 varžybų. Tai padėjo iš tikrųjų. Labai kviečiu visus, kad daugiau ateitų. Kažkaip tą mūsų moterų krepšinį nelabai žiūri. Kitas Europos čempionato atrankos varžybų A grupės rungtynes Lietuvos rinktinė trečiadienį žais išvykoje su Italijos komanda. Vytautas Mikaitis, Basket News LT.